dienom bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Neatitikimas kur? Nežinau, galvoju toks mažiukas ir storas. Na, atleisk, kad nuvyliau. Gal jaunystė, gal, bet dabar. Oi, ne. Atsiprašau, jeigu žaidžiu. Ne, viskas gerai. Skanaus? Ačiū. Tai jeigu nieko svarbaus, gal galiu eiti? Būtų gerai, kad pasiliktum. Ok. Aš esu čia, nes man reikalinga pagalba. Aš pinigų turiu, atsidėkosiu, susimokėsiu visiems, tik be pažįstamų nežinau, nuo ko pradėti. Tai gal nuo pradžių? Aš esu Greta Umaraitė, Henriko Umaro sesuo. Čia sportininkų? Tina. Čia kur Kaunecko žmona nuvilioja. Tas pats. Taip, jisai skambinamės, kalbėjomės, jis labai gailis ir, žodžiu, o jisai dabar yra kalėjime ir kaltinamas žmogžudystę. Ir aš tiesiog nežinau, ką padaryti, kad ištraukti brolį iš kalėjimo. Už viso šito stovi Dovydaitytė. O kas jie tokia? Prokurorė. Buvo nužudytas jos draugas Rolandas Mandys. Tai čia dabar praktiškai vyksta vendeta. Keista, kad susitiko nesusiskambinę. Gal iš anksto buvo susitarę? Tai vis tiek, tai nesusitiko netyčia gatvėje. Iš Vokietijos grįžęs teisininkas ir žurnalistė. Susitinko nuošalioj vietoj. Kas galėjo jo sieti? Informacija. Gal ir informacija. Gal Radvilas norėjo jai kažką perduoti? Arba žurnalistė, ką nors sužinojo iš savo šaltinių. Kur telefonai? Dar tyria. Reikia, kad Radvilo telefono lokacijas nustatytų, jei tai įmanoma. Jeigu lokacija buvo įjungta, tai įmanoma. Žurnalistės išklotinėse labai daug skirtingų numerių, o Radvilo tik tai 2. Sužadėtinės ir jos mamos. O, dar vienas. Reikia pramušti. Klausyk. Poėmio akte nėra jokio krepšio ar portfelio. Facebooko nuotrauką matei? Stovi su portfeliu. Sakai, žudikas paėmė? Taigi nežudė savo malonumui. Vis tiek turėjo turėti kažkokio užpuolimo tikslą. Dokumentai, kuriuos Radvilas norėjo perduoti žurnalistai. Kad ir tai. Rodo kieno numeris. O, išmetė. Apylinkės teismo raštinė. Darbo reikalai skambino. Greičiausiai. Gal dalyvauja kokioje byloje? Pasidomėsiu. Ko jis iš vis grįžo? Reikės aplankyti Glebošinskaitę. Alio. Jo, prie Iglės namo. Štėlius nieks nevyksta. Iglė ateina, perskambinsiu.
čia darai? Sėdžiu. Man kaimynai jau skambinėja, sako, mane seka. Nedarykit man gėdos. Važiuok iš čia. Iglė, čia aš dėl tavo saugumo. Nesirūpink manim. Važiuok. Ką man reikėjo daryti? Likti ir stovėti? Koks tolkas, jeigu nėra jokio judėjimo? Dėl Karinos neaišku, ar atsirado. Nemačiau, nebent naktį grįžo. Kanarskis vis ieško, neranda. Jeigu tikrai būtų dingusi, tai Iglė kreiptųsi į policiją. Tai jeigu nesikreipia, gal žino, kur yra. Tai tikriausiai. Čia tik mes nieko nežinom. Šarkys nori susitikti. Gal kas paaiškės? Tikiuosi. Bet kad Iglė kažką slepia, tai faktas. Как делишки, пазбинишки? Свекотец. Viskas gerai, kaip tu? O tu? Nu kaip, aš. Tik, bet žinai, toks liūdesys ir detektyvas. Nu, Ferdinando Agniuchą kažkas žemino. O kaip, o kokia moteris jėmojo, tokia, žinai, proporcinga, kuinčias. Aš čia įsimylėjau. Jo, žiauri situacija, į vestuvės kvietė, reikėjo į laidotuvės važiuoti. Kas ten su tavimi? Greta, Henriko sesuo. O nifiga sau. Sakė, kad tik šitą brataną turi, o čia da sesuo. Jai reikia pagalbos. Čia? Nu, ta prasme patarimų. Tugi gali paderinti. Visada. Greta? Oho. Susipažinkit, Šramas. Beniucha, vadinkit mane pagal pasaulinius papročius. Valius. Labas, Valiu. Labusikas. Greta. Valius. Ta prasme, tai ką? Gal praeisim į vidų, kaip sakosi, padėsim alkūnės ant stalo? Jo, žinau. Prašau. Jo. Aha, į viršų. Užeikit.
Sėskit. Ačiū. Labai užjaučiu. Ir ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Išsiaiškinant, kas nužudė. Tyriam. Bus kaip su tėvo byla. Įrodymai kaip ant delno, teismas vis tiek netikės. Kaip jums atrodo, kieno čia darbas? Žinau. O Radvilas? Kokiu tikslu jisai Lietuvoje buvo? Nežinau. Mes išsiaiškinom, kad jis turėjo teisinį išsilavinimą. Anksčiau jis mamai padėjo teisiniais klausimais, kai jie dar Vokietijoje gyveno. O kur dabar jūsų mama? Mieste. Vakare grįž. Yra tokia versija, kad Radvilas nukentėjo dėl savo profesinės veiklos. Gal nujaučiat, kam jis galėjo trukdyti, su kuo susitikinėjo? Nieko nepasakojo? Mes nelabai apie reikalus kalbėjom. Atsiprašau, truputėlį sunku kalbėti. Jeigu aš ką prisiminsiu, paskambinsiu jums. Ir mama tegu paskambina. Aš palieku numerį. Dar kartą žiūčiu. Laikykitės. Ja, madam. Nu, beniukai, paspasimsiu. Jo, žinot, kaip sakosi, aš aišku pasikviečiau jūs į namus, ypač jūs, bet išpurškiau visus kambarius dichlofosu, mūsės, amžina bėda. Ja, kaip sakosi, ir kai čia beveik vasarnamis, tai kaip grynas oras ir dar geriau. Va, ką, iš pradžių. Reiškia, jūs? Henriko sesuo. Jo, ir norit ištraukti broliuką iš tiurmos. Visiškai teisingai. Taugi nenaujiena tokius dalykus padarinti. Prokurorė pažįsti, prie teisėjų prisikasė. Jo, pinigų yra. Tik sakykit sumą. O jūs žinot, ko jį kaltina? Žmogžudystė. Va, blin. Aš aišku nežinau, nieko nesakau, kas ten Grochino, reiškia, prokurorės širdies riterį, bet aš ją žinau. Ir jinai, švelniai tariant, psichinė, ir jai nifiga nerūpi tos babkės, šmapkės ir taip toliau. Jai rūpi tik kerštas, ir aišku, teisingumas. Bet žmogaus to neprikels. Baik, nebuvo ten baisi meilė, pabėdavo ir tiek. Aha. Tau, aišku, beniucha apie tai lengva šnekėt. Būk geras. Bent pabandyk. Pinigų yra, skolinga neliksiu. Žmogus iš Švedijos atvažiavo, tai kas, jeigu ne tu, gali jai padėti? O Ferdinandas, blin, bus nepatenkintas. Tu taip galvoji, pofik jam tas Henrikas. Nors. Sakai, sumokėsi. Biudžetas 100 gabalų. Čia, aišku, ne kronus. Žinoma, kad ne. Tai tada kas? Prasanduosiu ir duosiu. Žinių. Nedėkok.
Tai kada galima tikėtis atsakymą? Visada. Ta prasme, dieną kitą bus žinių, aš paskambinsiu. Tai mano telefoną įsivesk. Jo. Ne. Ta prasme, aš gal biniukai tada zvančikai ir per jį viskas susiderinsim. Tai gerai. Ačiū iš anksto. Nedėkok iš anksto. Sėkmė nuvysi. Gerai. Iki. Niuška. Iki. Kur toliau? Į viešbutį. Čia toli? Jeigu tu neturi laiko, viskas tvarko, aš taksą išsikviesiu. Ne, gerai, viskas gerai, važiuojam. Gerai. Iš kur jie juos randa? Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Prašom bandyti vėliau. Nu va, ir vėl. Aš nežinau, ką galvo, daros neramu. Kad nebūtų kas nors atsitikę. O, užeik, Richardai, užeik. Sveiki. Sveikas. Kokios naujienos? Buvau pas Iglę. Jis sako, kad dėl skolos nieko negirdėjo. Apie Radvilą ginklą irgi nieko nežino. Ir sako, kad mama turbūt mieste. O, mieste. Bet telefonas išjungtas. Iglė kažką slepia nuo mūsų. Taip. Nu, aš nelabai tikiu, kad Karina būtų mieste. Bet kodėl telefoną išjungė? O neįtų nustatyti buvimo vietos pagal telefoną? Daviau nurodymą, bet telefonas išjungtas, sunku surasti, bet bando. Oi, aš galvoju, kad čia bus kokia nors trečia jėga, kuri viską kontroliuoja. O aš jaučiu, kad Iglė šeima visa kažkur kojas įmerkus. Ačiū, kad pavežiai. Tai nėra už ką. Užeisi ar skubi? Galėtum ir man šiek tiek skirti dėmesio. Nenuvilsiu. Kitą kartą, gerai? Kitą kartą. Ačiū už pagalbą. Lauksiu skambučio.